turime grįžusią turbiną, biškį tik tais problema ta, kad čia labai iščiustino, prasme sugalvojo nudažyti. Problema yra ta, kad aš ją noriu perdaryti šitą kriauklę, nes jinai ten dabar remiasi į lonžeroną nesąmoningai. Tai tiek kriauklę reikės turbūt tą padavimą 9 laipsnių, kad iš čia eitų. Ir aišku perklokint turbiną, nes dabar tai čia grina nesąmonė, o tiesiog ten remiasi į lonžeroną, nors jau užpjauta yra gabalas. Tai reikia perklokint dabar turbiną. Manau, kad gal žiūrėtų į viršų. Ir aišku, reikės tvirtinimą šito aktuatoriaus perdaryti. Čia irgi pridaryta visokių tokių įdomių varščiukų ir vis tiek neina prieiti prisuk normaliai tepimo. Tai žodžiu, perdarysim normaliai tą tvirtinimą viską. Užvirint auselės reikės, kad laikytųsi aktuatorius ir jį kitoj pozicijoje irgi pastatysim. Tiesiog, kad netrukdytų tam, kam reikia. Ir jo, tai biškį užknisa, kad čia dažyta yra. Teks nusivalyti paviršių. O dabar ką, pradžiai atsisegam aktuatorių visai. Šaltąją dalį atsiskiriam. Tada dėsim turbą į vietą. Ir žiūrėsim, kaip tą šaltą dalį atsukt geriau, kaip čia suprojektuota visą reikalą dabar. Tai ką turim? Perstatėm turbinos tą kriauklę. Buvo čia šitaip žemyn, kaip ir patogiai. Bet čia, kaip matėm, trynėsi į lonžeroną, kuris jau užpjautas buvo. Tai šitai pakreipus 9 laipsnių realiai viskas praeina visai tvarkingai. Yra tarpas dabar jau, kaip ir viskas būtų ok. Tai dabar reikia dar perdaryti tvirtinimus Westgate aktuatoriui. Tai viena skylė gaunasi, kad realiai tinka. Čia tiesiog prisisuks, o kita skylė, šita aišku nėra kur. Tai privirinsim čia tiesiog aliumo gabaliuką, sriegį, lyg tai turėjau dar sriegių. Ir žodžiu bus kur prisukt, bet suksim ne ant šito, o ant šitos naujos skylės. Nes čia gaunasi, kad buvo prieš tai šitaip ir tas varžtas grinai ten, kur tepimas sukasi turbinos. Neina prieiti ten normaliai prisukt, žodžiu kliūna. Tai nupjausim tiesiog tą galą, čia kur pasižymėjau brūkšnį. Nauja skylė, tai čia bus naujas varžtas ir aiškiai va taip laikys. Va ir lyg nieko nebuvę. Privirnom. Ir sakyčiau, dar čia labai gražiai ir gavosi. Na ir vaizdelis, va toksai, va. Ten eina ta šlanga, užsiriečia 9 laipsnių, eina žemyn. Tai reiks perdaryti biškį vamzdyną, bet žymiai bus tvarkingiau viskas. Čia praktiškai galima iš karto maut kitą šlangą. Čia, aišku, labiau reikia vamzdis, kad būtų kieta arba kieta šlanga, nes čia traukia, kad nesuvakuumuotų. Ir čia supranti kažkoks tai dalykas ir čia filtras. Tai principė taip, kaip čia ir buvo, kai atvažiavo, tai panašiai taip ir paliksim. Paskui, jeigu norės persidarys, bet irgi bus veikiantis toksai dalykas. Toliau čia tarpeliai plius minus. Čia vis tiek mažiausias dabar tarpas gaunasi. Tai dar pasimsim dildukę ir čia padildinsim tiesiog šitą kriauklytę, kad šiek tiek dar padidėtų tarpas, bet šiaip čia jau galima gyventi. Prie tepimo taško priėjimas puikus. Tepalo grįžtamą užsidėsim kronšteiniuką, ten dar jį reikia pamodinti, kad gražiai įsidėtų, nes taip labai ankštai ten prieš tai buvo. Tada kaip ir galima bus dėti viską čia atgal. Na ir turbina pilnai primontuota, aušinimo žarna irgi perdaryta čia, kad viskas būtų labai maloniai. Ir čia iš apačios dabar irgi čia prisuksim šitą alkūnėlį, labai čia puikiai įsiderina, taip įsipaišo. Tada čia eis šitas vamzdukas plonesnis, su kuriuo valcavau savo 30 arkas. Toliau kažkuriuo metu su šitu perėjimu pereis į tą vamzdyną, kaip ir buvo. Tai dabar reikia susidėlioti čia, pasižiūrėti, ar viskas gerai su juo yra, nes čia, aš jau dabar matau, kad čia negerai biški yra. Tiesiog, darbovą kažkur sugrūsti reikėtų. Va tokį čia reikaliukai. Čia išplatėjimas jau gaunasi. Ir tada čia visai taip gerai susidėliojo visi galai. Principė nereikėjo man savo jokio vamzdžio panaudoti ir neišsimetė jokio seno vamzdžio, tiesiog susipjaustė ir magiškai tiko viskas susidėti. Tai dabar čia visai gražiai susimauna. Tiksliau, nebuvau sumuvęs dar suvirintų, bet panašu, kad čia viskas turi būti gerai. Principė vaizdelis toksai. Traversas vis tiek žemiau, viskas čia fainai. Apeina gražiai. Bovas telpa viską irgi. Žodžiu, nice.
Šičia man įdomu dar, ar čia bus jisai padaręs tuos grybukus, nes šitam gale nebuvo jokių grybukų, nieko šitų. Ir, žodžiu, blogai. Jau čia išsiardysim ir pažiūrėsim, nes čia tai būtų nušovę ties pusę baro turbūt. Finalinis vaizdelis. Dar apsukom šitą bobą ir perstatėm į kitą pusę, kad žiūrėtų vakumėlis. Ir dabar, o taip, bet supranti, šiaip labai čia tvarkingai, aš esu visai happy, čia tikrai nieks niekad nesproks. Viskas puikiai laikys. Neėmėm tą vabzduką. Ir matom, čia yra grybukas. Ten matosi, kad nėra grybukų. Čia nėra grybukų. Nu tai žodžiu, išardom. Žiūrim, kaip čia su tais grybukais. Galbūt suvirinsim tiesiog. Jeigu nėra čia daug darbo, suvest normaliai tuos galus. Nu bet žodžiu, bet kokiu atveju reikia biškį perdaryti. Nu žinokit, čia viskas labai neblogai gaunasi. Tai tik tai galus išlyginau, nes kreivai nupjauti jie buvo. Ir viskas susiveda, realiai susidėlioja. Labai tvarkingai čia. Liks tik tai va tos pagrindinės jungtys, tik tai žarnos. Išsimes visi galiukai. Tai čia va užsidėjom brūkšniuką. Kaip suvirint kokią kryptim. Lupam lauk ir nešam virint. Bet prieš tai pasidarysim lūpytę, kad būtų, nes dabar žymiai patogiau čia, kad nėra atsikišusio vamzdžio ilgo. Va. Tvarkelį. Gražiai susidėjo, čia sakyčiau, labai irgi fainai. Laikys visus barus, kiek tik tai paduosime čia. Einam toliau. Ai, dar reikia čia vakumėlį pajungt į kolektorių, kitą pakeis žarnelę, nes ta ir guminė nelabai gera ir buvo per trumpa. Tada ką, ventiliatoriaus reikės skylės užsikamšyti. Dar reikia vožtų dangtelio tarpinę uždėti atėjo. Pastatėme boost kontrolerį. Iš turbinos šaltos krauklės apačioje ten ateina boostas mūsų referencas. Ir eina per boost kontrolerį į Wastegate aktuatorių. Tai reiškia boost kontroleris, kuo daugiau procentų aktyvuotas, tuo mažiau praleidžia slėgio į aktuatorių ir tuo jisai vėliau atidaro Wastegate'ą, kitaip sakant, turbina pučia daugiau. Tai čia pritvirtinom taip paprastai, susateškę, prie žarnos, dėl kelių priežasčių realiai. Tai vienas dalykas paprasta pritvirtint, kitas dalykas boost kontrolerį geriausia netvirtint ant kietų paviršių. Tai kaip pavyzdžiui ant variklio, tai jisai pats dreba ir greičiau susidėvi tas boost kontroleris pats ir gali netiksliai veikti ar nuo apsukų priklausyti, kaip jisai veikia. Prie kėbulo prisukus jisai pats neamortizuoja ir kėbulą kietai atsiremia ir kai veikia greičiau užsiplaka. Ir kitas dalykas dar jo veikimas, kai takši kaip rėlė ir labai persiduoda į kėbulą. Aišku, čia niekad negirdėsi važiuojant, kai jisai veikia. Bet, nu žodžiu, tokie niuansai, tai reikia jį minkštai pastatyti, kad jisai ilgai gyventų. Ar bent kažkokią amortizaciją, kad būtų, reiškia, taip iš langos, susateškę, tiesiog pritraukė ir čia jam idealiausia gyvenimo vieta. Irgi jisai netoli turbinos, tai reiškia valdys gerai turbiną, nebus atsilikimo ir, žodžiu, tvarkingai viskas veiks. Filtrą irgi čia pastatėme, tiesiog vamzdukas įsidėjo, šiek tiek perkreipėm atgal dar, kad čia kuo labiau arčiau link lempos būtų. Čia vėsesnis bus oras negu ten ir sakė, čia vėliau persidarys, bet, nu, žodžiu, bus matyti kol kas. Bet kokiu atveju veikiantis bus etapas, tiesiog įsiurbimo temperatūros nebus idealiausios. Turim vis dar tą ventiliatorių, ką mes dar turim pasidaryti. Dangtelės uždėtos, viskas čia, tai iš langas sumest alsoklio, kažkokias laikinas į butelius. Atgal rites sumest ir galima bus startuoti. Aš nelabai suprantu, kas su tais radiatorių gamintojais, nu būtent Miatų, realiai nie karto nemačiau performance radiatorius, kuris būtų normaliai padarytas tvirtinimas ventiliatoriam. Tai visada būna per toli, ten žodžiu bali koks tarpas. Nu tai čia neišimtis, tik tai, kad čia dar didesnis turbūt tarpas visur aplinkui. Viskas, ką jiem reikėjo padaryti, tai skylės tiesiog per gerą centimetrą arčiau radiatoriaus padaryti. Ką mes dabar tiesiog padarysim. Pagręšim čia skylę, tada apačia bus arčiau, viskas tvarkoj, o viršus irgi šitie pimpai ir daug atsikišę. Tai manau darysim tokį haką, padarysim šitas skylės, kad jos lystų, užsimautų tiesiog ant šito ir tada čia su veržle padarysim, kad ten šaibos spaustų tą visą korpusą kiaurą į šitą įvorę
ir, reiškia, prisiglaustų irgi normaliai. Tada minimaliai reiks kempinėlių paklijuoti ir net ir be kempinėlių normaliai veiktų visai, nes pakankamai gerai užsisandarins visur. Tai kodėl padaro žymiai toliau, aš neįsivaizduoju, nes šita prasme ventiliatorius beveik nieko neveikia, kai tokį tarpai beli kokį. Tai čia, aišku, TurboWorks'as lenkiškas šrotas yra, kur kartais padaro. Čia, kaip ir nieko, čia viskas normaliai su juo, bet lygiai tas pats ant Miatų, Mishimoto ir dar kažkoks yra, kur normalūs gamintojai, kur kosmosą kainuoja, tai radiatoriai ir lygiai tą patį daro. Matot, kur buvo skylės ir šičia dabar, per belė kiek čia, nežinau, gal vos ne 2 cm. Čia irgi, taip kaip sakiau, taip ir padarėm didesnės skylės, kad lystų kiaurai. Ir ką mes dabar čia turim? Labai tvarkinga tight fit. Šitą kraštinį prie pat. Šitą kraštinį irgi prie pat. Čia labai nedėlį tarpeliai, tai čia va tik iš viršaus. Ir iš apačios irgi turbūt toks pat jo tarpelis. Paklijuosim tą kempinėlę ir viskas, bus pilnai sandaru ledas. O prieš tai, kaip atrodė. Kosminiai tarpai visur. Pasiimam tokią šaibutę. Užsidedam šičia. Prisispaudžiavo viskas, prisukam. Ir viskas. Gerai. Tai mes pasiruošę kaip ir. Galim bandyti važiuoti. Sankaba labai tokia keista, atrodo kaip prie galo ir aš taip įtariu, kad jinai iš tikrųjų yra prie galo. Ir sakė, kad jinai yra originali, sena, nekeista. Dar bijau dėl šito spoilerių, nes jisai labai flimsy. Bet tai ką, mašina važiuotų, o nestovėtų. Tai važiuosim pažiūrėti. Nusuks tą sankabą, nenusuks. Jeigu nusuks ant low boosto, tai tada toksai biški game over. Pravažiavom. Ir įsivaizduojat, nenusuko sankabos. Ties kiek ten gal 0,5 buvo užpūtę. Bet misfairino, tai aišku, nebuvo ten tų newtonų visų ties tokių slėgių. Ir šiaip, dar neoptimalus mapas su saugesniu degimu. Bet esmė, kad misfairino ir galimai ryčių neužtenka. Šitų originalių, kas nėra kažkas tai labai keisto. Bet dar pasižiūrėjau, kad dwell time'as, tai reiškia užkrovimo laikas ryčių buvo nustatytas biškį mažokas, tai kibirkštis nebuvo tokia stipri, tiksliau nestipriausia, kokią jos gali skleisti. Tai yra dar virpties, žodžiu, bet dabar svarbiausia, blogiausia tas, kad stringa ratas, dešinys priekinis ir neina važiuoti su mašina normaliai. Patiko tas faktas, parašiau klientui, čia stringa pas tas super tas ratas. Jo, žinau, sako. Tai gerai. Sužiūrėsim tą ratą vis tiek, nes kitaip aš čia nieko nepadarysiu. Štai. Ir ratukas laisvas kaip ratas, kuris nestringa. Perinkom suportą. Ir, žodžiu, galima bus dabar testuotis toliau. Tai Miatniko obodas kažkokiu būdu atlaikė 1 barą. Atlaikė, turiu galvoj, labiausiai čia katritės, nes degimą saugų palikęs, kad nebūtų ten newtonų ir visko ir tiesiog saugu būtų, tiesiog pažiūrėti realiai, ar kibirkšties užtenka. Tai kaip ir užtenka iki baro. Toliau nebandžiau ten bandysim jau, manau, ant stendo, kai viską iki galo davinėsim ir kai paskui jau ten su tuo degimu žaisim. Žiūrėsim, kas išsispaus iš jos. Tą dvelą pakėlėm, visai nemažai, aišku, pakėlėm ten, pažiūrėjau vizualiai pagal tai, kaip kibirkštį metą, didinant dvelą iki tol, kol nustoja stiprėti kibirkštis. Tai visai good, bet kažkaip laisvų ten būna kartais nesudirba, nesuprasti dėl ko, ar dėl ryčių ten, ar dėl ko visai sumisvarina, ar tas variklis pavargęs. Jis ten padūmino, tai normaliai šiaip, bet paskui lyg tai išsidūmino, jau taip jau kaip ir nemeta labai. Ta turbina įdomi su bariko tokia, jinai labai anksti užsipučia, bet atrodo, kad jinai tą išlaiko efektyvumą dar ir iki aukštų sūkių. Tai keista. Tai ar jinai tokia gera yra, ar kaip čia, nežinau. Žodžiu, neteko dar man jos programuoti, su šito turbina. Tai bus matyti, aišku, ant stendo. Tiesiog nuo 0,5 pradėsim ir paskui keliant būstą matysis, nes būstas labai gražiai keliasi. Tai jeigu lygiai taip pat gražiai kils ir arkliai, tai reiškia, kad jinai tikrai labai efektyvi ta turbina ir labai variantas svapuose daryti. Dėt vietoj tų kinietiškų, nes tom kinietiškum jos aišku, lagą turi iš pradžių, jos didesnės, kaip ir daugiau arklių gali su jom pagaminti, bet jos irgi
jau paskui baigėsi ties galu ir turi didelį lagą, tai toksai viena vieta, o su šito taip įdomiai. Bet matysim, gal čia man tik tai pasirodė, nes sunku būtų patikėti, kad jinai dar sugeba kaučiuot. Ir dar kas dalykas, kad irgi rodo, kad jinai kaip ir lyg tai sugeba dar, tai kad oras nekais, tai siurbimo temperatūra. Tu prasme, gražiai jam apkrovos temperatūra laikos ir negalvoja kilt. Kur irgi kaip jau baiginėjasi turbina ir nenori jinai tiek pūst, kiek tu jos prašai, tai būna kyla įsiurbimo temperatūra. Aišku, nuo interkulerio dar priklauso, bet jeigu turbina labai ten stengiasi, baisiai persistengia, tai interkuleris irgi nepadeda. Tuo labiau, kad čia interkuleris kaip ir neblogas dydis, bet jo pusėje tik tais gauna oro, kita pusėje uždengta už palkio ir dar tas oras gali pro apačią praeiti. Tai toks irgi buvo klaustukinis variantas, o realybė tokia, kad kažkaip labai gerai ten viskas aušinas. Dar nelabai man patinka, kad važiuojant tiesiog trasoje ramiai temperatūra variklio krenta iki 65 ten gal. Tai nežinau, ar ten termostato nėra ten dėta, ar kaip ten. Pagal mišinį žiūrėjau, lyg tai viskas normaliai tvarkosi ten, susipranta kompas ir pasikoreguoja. Tai kaip ir didelės bėdos nėra, tik tai tiek, kad keistokai biški ir geriausia, kad stovėtų visada tvarkingai ten tarp 8-9. Nu, programavom, supranti, ir atsirado zyziukas kažkoks iš pagrindinio diržo dalykų. Tai bandom grįžti atgal, bet jis čia kažkaip dinginėja kaip ir. Čia gal plastikas, tik tai tas apsauginis liečia, nežinau. Arba to numes diržą pagrindinį, bet pa šitą variklį nelanksto vožtuvų, tai rizikuojam važiuoti. Bet esmė, kad labai staigiai atsirado, nesupratau net. Nu, čia žiūriu, dabar yra toks labai įdomus vaizdas. Čia miški dengia. Va. Kas čia? Kodėl čia kyšo varžtas? Tai ką? Turim čia įmontuotą varžtą. Kokiais būdais? Aš neįsivaizduoju. Nu, gerai, viskas čia kaip aišku čia. Turime čia trūkstamą varžtą, tai turbūt jisai čia ir bus. Taip šiandien, kad neprisuktas buvau. Gerai įsitikint, kad kiti prisukti. Čia yra dar 4 viršui už žvaigždžių. Kažkai kiek šansų čia man prieidam ir patikrinti juos. Nu, žinokit, matau jau problemą biškį padarinį. Nepavyks čia mums praslyst su minimaliais pažeidimais. Nu, vis dar jie minimalūs, aišku, bet reikia diržą keist. Ir galimai šauko degimas, bet kaip ir nebuvo pasijautę kažko tai panašaus, kad būtų šaukę, nu, kad būtų pasikeitę ten mišiniai ir labai ten darbas. Tai nežinau iš tikrųjų, kokiais būdais jisai galėjo nešaukt. Bet žodžiu, ten žiūrėkit, skylė yra kitoj pusėj to diržo. Ai, blema, nu tai kodėl tų varžtų reikia neprisukti dabar? Kiek aš čia tų varžtų radau neprisuktų, jūs neįsivaizduojat. Ir kiek dar nepatikrinau. Turime Mazdutę ant dyno. Žiūrėsim, ką tas 1.6 parodys. Subariko turbinutė. Ir šiaip, kadangi jisai toksai biškį vargtelėjęs tas variklis, ar jis čia atlaikys. Savininkas tai sakė, davai Max šonė guli, sako dar vienas toksai variklis, tai žiūrėsim. Tai užpūtus 0.6, pradedam įsvairint. Žodžiu, sumažinam tarpulius nuo 0.6 iki 0.5. Žiūrėsim, ar padės kažką tai, bet panašu, kad čia, nu, bent jau tai panašu, kad rytis. Kadangi originaliaus Vestis Parko kaip ir tikėjausi, bet atrodė ant kelio lygtais ir barą laiko. Jos ten nemisvairinau, bet gal tik taip atrodė, arba tokios sąlygos buvo vienkartinės. Žodžiu, žiūrim, kas dabar bus biškį dar sumažintų tarpeliu. Per daug sumažintas irgi negerai. Nu, atvažiavom su saugiais 107 arklių. Čia be boost kontrolės. Ir tada finale 215 beveik arklių. 0.8
net ne visiškai pilnai, gal nuo 8 barų. Daugiau negalima pūsti, nes misvairina, tai greičiausiai tos ryties, nes biškį sumažinus dar tarpą pagerėjo, bet dar daugiau bus tą šiek tiek pakėlus iš karto vėl misvairina. Tai vat, tai ką, 100 kW galima jau gyventi. Čia palyginimui, kur sukom anksčiau 1.8 su turbo, tai labai čia viskas panašiai, mes irgi panašiai būsto neatsimenu, tiksliai net reiktų pasitikslinti, bet labai tos kreivės tokios panašios. Kažkaip visada galvojau, kad 1.8 anksčiau pasibaigė, bet nežinau, aišku, čia irgi turbo skiriasi. Ten 1.8 tas ir kolektorius, man atrodo, buvo šustresnis, bet panašu, kad tas 1.8 nelabai čia ką ir atsilieka, kaip kai kas kalba.